Labadiena mūsų klausytojams ir labadiena tiems, ypač tiems, kurie taip ilgai ir kantriai laukite podcast'o sugrįžimo ir naujojo sezono. Tai welcome back, sveiki sugrįžę į podcast'ą ir šiandien mano svečiuose yra tikrai labai ypatingas žmogus. Greta, tai susipažinkite su Greta ir Greta gali pasisveikinti su mūsų klausytojais. Sveiki, ačiū, kad pakvietei. Ačiū, kad atėjai. Labai nervinaus, jaudinaus, bet įdomi patirtis bus, manau. Manau, kad tikrai bus įdomi patirtis ir įdomus pokalbis. Iš tikrųjų noriu pradėti nuo to, kodėl nusprendžiau tave pakviesti į pirmąją laidą, į sugrįžimo laidą, nes tikriausiai, kaip ir visi matote ir suprantate, La La Land turės naująjį etapą ir norėjau iš tikrųjų tave pakviesti, todėl kad, žinok, jeigu ne tu, tai šitos idėjos tikriausiai nebūtų buvę, nes kartais mūsų gyvenime ateina tokie žmonės ir tu nesupranti, kodėl tu su jais bendrauji, kartais nerandi atsakymų, taip, patinka, smagu leisti laiką, bet aš visą laiką galvoju, visada turiu tokią mintį, nežinau kaip tu, kai tu sutinki kažkokius naujus žmonės, kas iš to išeis, kodėl aš sutikau tą žmogų, ką tas žmogus, kokią misiją mano gyvenime atliks. Tai aš galvoju, kad tu tikrai turėjai kažkokią misiją mano gyvenime, nors ir esame tikrai labai naujos draugės. Bet nežinau, ar tu prisimeni, kai mes kažkada susitikom kavos, tu man tiesiog realiai pametėjai šitą mintį. Žinai, kartais žmonės iš tavęs ištraukia tai, ką tu nori, ką tu giliai laikai. Ir tu man tiesiog pasakai, Neringa, aš noriu tavęs paklausti, o kodėl tu, pavyzdžiui, nedarai podcast'o? Ir tada man toks buvo, žinok, ant kelio užvedimas, kad kažkas be manęs pagalvojo, kad tai galėtų būti kažkokia mano veikla ir kažkoks dalykas mano gyvenime. Nes kartais, žinai, mes svajojam ir tos svajonės būna tokios nerealios, arba tu susigalvoji kažkokią idėją ir galvoji, kažkokią nesąmonę čia sugalvojau, žinai. Tai iš tikrųjų dėl to nusprendžiau tave pakviesti, nes būtent į pirmą laidą, dėl to, kad man tai atrodo taip simboliška ir aš manau, kad tu labai daug iš tikrųjų prisidėjai prie šitos idėjos gimimo. Na, visų pirma, tai ačiū. Bet aš manau, mumis lietuvius labai daug suveda vien tai, kad mes gyvenam užsieniai, gyvenam kaip ir tam pačiam mieste, rajone, labai arti viena kitos. Ir vien tai, aš manau, viena kita mumis labai suartina, kultūros tos pačios, kaip kalbam, juokai, išsireiškimai. Tai aš tiesiog pas tave labai pastebėjau tą tokį, kad labai įdomu tavęs klausyti socialiniuose tinkluose. Tai ir mes iš tikrųjų pagalvojom, mes neturim lietuviško podcast'o, jų tikrai trūksta būtent Amerikoje, Los Andžele. Ir aš kažkaip pagalvojau, blemba, tu būtum ideali, žinai, būtent šitam konceptui. Tai... Bet matai, aš kažkaip gal pati savim tiek nepasitikėjau ir norėjosi man kažkokio tais žmogaus šalia, nes čia tikriausiai vienas iš tų tokių, ne tai kad demonų vidinių, su kuo aš visą laiką kovoju, kad, žinai, mes visi gal turim šiek tiek to nepasitikėjimo, savikritiškumo. Ir kažkaip pirmas blynas buvo toks, o toliau tą idėją labai norėjosi tęsti ir pagalvojau, kad ne ką kitą, bet tikrai norėčiau tave pirmą pakviesti. Bet pirmiausia, pradėkim nuo pradžių. Pradėkim nuo to, kaip mes susipažinom, tai galbūt labai surezonuos kitiem žmonėm. Aš manau, kad tai galėtų surezonuoti tiem, kurie yra nedrąsūs žmonės. Ir, žinai, aš labai dažnai gaunu klausimų iš sekėjų, kaip tu susirandi draugų, pas tave toks fainas gyvenimas atrodo iš šono. Tai žinokit, noriu pradėti nuo tų draugysčių ir nuo tos mūsų iš tikrųjų pažinties pradžios. Tai pirmas klausimas tau, kaip tu prisimeni mūsų pirmą susitikimą? Visų pirma, tai tu labai draugiška buvai. Labai paprasta, draugiška, pas tave kažkaip nėra tų tokių ribų, nes vis tiek aš tave žinau iš to, kad tu buvai dainininkė, žinoma, Lietuvoje. Bet tu visada labai tokia paprasta, su tavim lengva bendrauti, iš karto į tokį perini į draugės tą statusą tokią. Ir aš pradėjau tave sekti, man atrodo, jau per COVID-ą, nes mes iš tikrųjų atsikraustėm labai panašiu metu į Ameriką, gal tam porą mėnesių tik skirtumas buvo. Ir aš pamenu, persikraušiau į downtown LA ir galvoju, reikia parašyti Neringai. Pakviesti kavos ir aš tau parašiau ir tu iš karto taip draugiškai atrašei, varom kavos, parekomendavai daug restoranų gerų ir mes, man atrodo, jau neužilgo tenais už savaitės, už kiek susitikom kavos.
ir prašnekėjom, man atrodo, apie 4 valandas. Mano čia toks standartas susitikus su nauju žmogum. Tai va, būtent dėl to ir 3-4 sakiau, tau valandos. reikia podcast'o, nes tu tokia plepi. Bet mes dar neiškalbėjom visko, ten buvo tik tai, kaip Ne, sakant, paviršiaus palėtimas, kai sako, Taip. touching the surface. Taip. Aha. Tai va, ir tiesiog kažkaip vien tai, kad atsikraustėm panašiu metu į Los Andželą, tai kad turim abidvi vyresnius partnerius, vyrus, tai kažkaip susirezonuoja, daug panašumų, kultūros, tai tiesiog buvo įdomu susipažinti su tavim ir gal netgi tapti artimom draugiam. Tai tu irgi tokių draugių paieškose esi, ar ne? Na taip, kai persikraustai į naują šalį, aš ir Londone esu gyvenus daug metų ir čia persikėlus ir žinai, kai COVID'as įvyko, tu kaip ir izoliuotas esi namuose su savo partneriu, tai iš tikrųjų tas draugių pasikalbėjimas, nu kaip ir aš negalėjau ir nei su sese, kaip ir tu turbūt susitikti per COVID'ą, nei su draugiam, nes mano visos pagrindinės draugės yra Lietuvoje, tai tu toks izoliuotas tampi, tai tau kaip moteriai, tas moteriškas ryšys iš tikrųjų yra būtinas. O kaip tu apskritai atsiradai Amerikoje? Nu, kokia yra tavo istorija? Aš labai noriu, kad tu pasidalintum su mūsų klausytojais, nes pas tave tokia tikrai gan labai įdomi istorija yra. Jo, istorija jinai yra iš tikrųjų neeilinė, aš pasakysiu, aš gyvenau Londone. Mano mama iš tikrųjų jau gyveno Amerikoje su mano broliu ir aš kiekvieną rugpjūtį skrisdavau šičia pas mamą praleisti mėnesį laiko, nes tiesiog turėjau ilgą atostogų laiką. Ir mano mama visada norėjo, kad aš atsikraustyčiau, aš niekada kažkaip neturėjau to tokio tikslo būtent gyventi Amerikoje. Aš tokia esu gan lanksti, esu tokiu, galiu ir į kitą šalį persikrausti, aš kažkaip neprisirašu prie vienos vietos ar prie tam tikrų žmonių. Ir mes vieną iš rugpjūčių, ne, iš tikrųjų tai buvo December, gruodį. Prieš Kalėdas su mama nusprendėm nuvažiuoti į Las Vegasą. Pasitūsinti. Tai pasai irgi tokie geri santykiai su mama. Jo, mes su mama gan tokios kaip draugės, mes viską išsipasakom, esam tikrai labai artimos. Tai va, ir mes išvažiavom pasitūsinti, kaip sakant. Į Las Vegasą. Į Las Vegasą su mamuku ir mes vienam iš viešbučių tiesiog ėjom pro kazino ir toks vyriškis mano mamą užkalbino. Sako, varom vyno. Sako, mama, varom. Nu, o ką tu Vegase? Jeigu kažkas prieina, pakviečia ir varai. Jeigu nėra antros pusės ir kalbina kažkoks išvaizdus vyriškis, tai nebėgsigi į kitą šoną. Ir mes ėjom su juo prie baro atsigerti vyno ir paskui jo draugas atėjo. Taip. Mano būsimas vyras. Tuo metu aš iš tikrųjų neturėjau jokių net minčių, nes, kaip ir sakiau, jisai vyresnis, jisai yra korėjietis, o aš iš tikrųjų niekada nesu santykiuose buvus su azijiečiu, tai nelabai žinai, ko tikėtis, žinai. Tai yra taip tikriausiai tolima, tai yra tokia svetima kultūra ir aš manau, kad dažniausiai, žinai, lietuvės poruoja su tais šiltų kraštų visais pietiečiais. Ten Turkija, Saudo Arabija ir visi šitie šilti kraštai, kurie tas moteris jau taip labai myli, dievina. Ir aš taip visą laiką sakau, kad mūsų lietuvės moteris yra tobulos moteris ir tikriausiai net gal iki galo teisingai neįvertintos mūsų vyrų išlepusių. Aš mėgstu sakyti. Visiškai pritariu, 100%. Tai va, ir tikriausiai, kai aš ir pati, kadangi esu turėjusi turką antrą pusę, man buvo tiesiog su juo santykiai kaip reabilitacija buvo. Iš visų kompleksų, iš visų kažkokių nepasitikėjimų savim. Nes prieš tai santykiai buvo su vyru, su draugu, vyro jo nepavadinsiu, nes kažkaip vyrą vadini tik tai tą, su kuriuo jau, žinai, rimtai ar gyveni ir taip toliau, tai buvo tikrai tokia vaikystės meilė, ta pirmoji meilė labai karšta ir labai tokia visokia, žinai, bet aš prisimenu, kiek daug nepasitikėjimo aš turėjau savimi būdama su juo, nes tai buvo pastovus, žinai, tai ten pas tave čia spuogas.
pas tave čia kažkoks plaukas, žinai, iki tokių ten, nu ir aš nebuvau, žinai, paauglystėj pati gražiausia tenais mokykloje, kaip sakant, ir jisai, žinai, mane vertė tai suprasti, kad aš nesu ten, žinai, tobula, ideali ir visą laiką buvo tas. O, žinai, o su pietiečiais, tai jie, žinai, viską, jie ten, ar tu ten 90, 60, 90, ar biški daugiau ar mažiau, jie, žinai, jau tave įsimylė ir įsimylė jo, ir jie ten tave ant rankų nešio. Tai aš užtat sakau, aš mėgstu sakyti, kad, žinai, draugavimas ir buvimas su pietiečiu, tai čia yra moteriai savo savivertės kartais susigražinimas. Na, aišku, ne visada visokių istorijų buvo. Tai grįžtam prie tavo pažinties istorijos ir apskritai, kaip tu atsiradai Amerikoje, tai išvažiavai į Vegasą tūsinti su mama, mama užkalbino mano vyro geriausias draugas. Tavo vyro geriausias draugas ir rezume, tu susipažįsti su savo būsimu vyru Vegase ir kaip prasidėjo jūsų draugystė? Tai mes iš tikrųjų, nebuvo to tokios kažkokios kaip rykšties nei iš mano pusės, nei iš jo, vien dėl amžiaus skirtumo. Taip. Ir buvo taip, kad mes pabuvom prie baro, apsikeitėm numeriais vien dėl to, kad jo geriausias draugas privertė mumis apsikeisti numeriais. Tai mes čia buvo, jo, čia toks čia žinai, kaip būna, jo, čia kaip būna, aš esu turėjus tokią situaciją, kada susitinki su drauge, išeini out ir draugė ten susipažįsta, ar jau matai, kad jau jie vienas kitam patinka, jie apsikeis. Tai ir jūs čia apsikeis kitais numeriais. Kad porelė, jo, žinai, kad čia prie to pačio, jo, kad nesijaustų. Žinai, jie ten apsikeičia, o jūs tipo sėtin, tipo. Jo, iš tos serijos. Okay, tai jūs apsikeitėt numeriais ir kas žengia tą pirmą žingsnį, vat, kad susitikt ar bendraut, kaip viskas prasidėjo? Ten tai viskas greitai vyko, matai, mes iš tikrųjų į kitą dieną išskrido su šeima slidinėti, o aš už poros dienų grįžau su mama į Arizoną, pas ją į namus ir buvo naujieji metai, nes mes realiai susipažinom, atrodo, 27 gruodžio. Tai jisai buvo su šeima, tiesiog tą vakarą jisai buvo savo geriausio draugu, ėjo lošti, pasitūsinti. Toj vietoje mes turim išgryninti su šeima. Tai čia pas žmoną grįžo? Ne, šeima tai... Ar pas ką? Gerai, kad pasakai, nežinau, būčiau aš nepagalvojus, jau būtų skrido. Aš galvoju, gal aš kažko nežinau, jisai vedęs buvo. Ne, iš tikrųjų šeima, aš turiu omeny jo vaikai, jisai turi 3 vaikus, jo mama, tėtis. Ta šeima. Ta šeima. Taip, tokia šeima. Nevedęs. Taip, tai vienu žodžiu grįžom mes pas mamą į namus į Phoenixą ir buvo naujieji metai ir mama sako, parašyk jam su naujais metais. Paskui nerašysiu, aš tikrai, ta prasme, pirma tikrai niekada nerašysiu, sakau, ką man reikia čia, žinai, pats norės pats parašys. Sako, parašyk, koks skirtumas, žinai. Gerai, sakau, parašiau su naujais metais ir jisai man atrašo ir mes pradedam susirašinėti. Ir jisai sako, tai kada tu važiuoji atgal į Londoną namo ir panašiai, sakau, už 2 dienų. Ir sako, aš atskrisiu pas tave vakarienas. Gerai, o jisai buvo Jutoj, o mes Phoenix'e, Arizonai, tai man atrodo apie 4 valandas skrydžio. Ir aš dar buvau apsirgus tuo metu, tai sakau, gerai, atskrisk. Tai jisai atskrido 6 valandą vakare, mes susitikom vakarienės, pavakariniam 2 valandas, aš važiavau namo jisai pernakvojo ir atgal išvažiavo pas tėvų į Jutą. Tai realiai jis pas mane atskrido pavakariniauti 2 valandas. Tai man jau tai buvo toksai, vau. Didelis įspūdis. Kad deda pastangą žmogus, žinai. Ir žinai, pavyzdžiui, kai tu deitini Amerikoje, tai yra truputį kitaip negu, kai tu esi ten Lietuvoje, žinai, ten žmonės kartais sako, oi, čia, žinai, iš kito miesto. Nors šiaip Lietuvoje, kiek man teko, tarkim, turėti partnerių, negaliu sakyti, kad jie ten pastangų netikė, bet čia, žinai, žmogus, kad sėstų lėktuvą, skristų, paliktų šeimą, ir paliktų vaikus per šventes ir atskristų pasimatyti. Aš manau, kad tu davai žalią šviesą jam, kad žinai, kažkas yra, kad man patiko, ar ten, nežinau, žinai, kartais vyrams reikia to patvirtinimo, kad jie galėtų pradėti kažką daryti dėl tavęs, nes mes kartais, žinai, aš irgi tokia būdavau labai tokia old school vadinama, žinai, tokio seno standartinio tipažo, kada aš laukiu to pirmo žingsnio, o šiai dienai iš tikrųjų nereikia laukti pirmo žingsnio. Ir aš
žinau atvejų, žinok, ir tiek daug šeimų, žinau, kurio pirmą žingsnį Padaro moteris. žengia moteris. Tai va, tai šitoj vietoje, žinokit, moteris, nebijokit žengti žingsnio ir kartais parašyti pirmai visai verta, nes jisai jau pasiruošęs šokti lėktuvą ir pas tave atskristi. Tai va, tai žiauriai fainai. Nu ir paskui kas buvo, deitinot per atstumą. Ir tiesiog aš išvažiavau į Londoną ir už mėnesį jis atskrido pas mane ir taip prasidėjo 1,5 metų draugystė ir jisai kas mėnesį skrisdavo iš LA į Londoną. Wow. Savaitgaliui, tada 4 dienom, tada 6, tada jau mes kartu ir butą išsinuomavom, nes iš pirmo tai viešbučius apsistodavom. Tai mes taip ir pradeitinom. Tavęs negazdino meilė per atstumą? Kaip su tuo pasitikėjimu? Ne, aš tokia esu gan atvira visiems dalykam, kas ateina į gyvenimą. Ir podcastas mane gąsdina, bet žinai, bet atėjau. Eini ir darai, žinai, tai ir ta meilė, nu tiesiog bandai, žiūri, kas gausis, nesigaus, tai nesigaus, žinai. Taip, nes dažnai būna, žinai, kad va ten nepasitikė, labai bijo, kad o ką vat jisai veikia, kai, žinai, tu nesi, iš kur man žinot, ar jisai man ištikimas ir visa kita. Aš esu irgi per atstumą santykių ekspertas, nes pas mane dažniausiai buvo kelios ten tos draugystės, kada, ten tarkim mano buvęs sužadėtinis, mes buvom vienam mieste ir ten gyvenom kartu, bet aš žinau, ką tai reiškia ir aš kaip tavo vyras, žinok, aš skraidžiau kiekvieną mėnesį čia nais. Bet ir su dabartiniu savo vyru jūs per atstumą ilgą laiką draugavo, taip? Mes labai ilgai draugavom ir, žinai, kartais, vat, kaip, pavyzdžiui, kalbu ir su draugiam, ar ten, žinai, susipažįstu su kažkuo ir kaip pasakau, kiek mes metų kartu esam, o Dieve, jūs dar čia nesusituokę, jūs negyvenat kartu ir aš, žinai, mėgstu kartais irgi taip, aišku, mane negaliu pasakyti, kad manęs tai netrigerina. Taip atvirai pasakau, taip, kartais mane nervina, vat tas faktas, kad ten, tarkim, dar nėra, žinai, vedybų, ten vaikų ir čia, vat, oi, kitos, o žiūrėk, jau ten, žinai, jau ir skiriasi iš tikrųjų po tų metų visų, žinai, kartu. Bet mano atveju, man tiesiog taip sukrito korta. Pirmiausia, kai mes susipažinom, aš net negalvojau, kad mes, žinai, būsim rimtai kartu. Per metus 1,5 mes tiesiog matėmės, deitinom, tiesiog, kaip čia vadinasi, casual dating. Nu, ta prasme, mes susitikinėjom, mes žinom, kad nėra ten, jisai žinojo, kad pas mane kaip ir ten gal nėra, žinai, kažkokių tais kitų partnerių. Aš irgi taip galėjau tikėtis, norėjau tikėti tuo, bet mes, žinai, vienas kito nekontroliavom, mes gyvenom absoliučiai atskirus gyvenimus. Ir tai buvo, aš pasakysiu, žinau, patys fainiausi mano gyvenimo metai. Žinok, aš visiškai tau pritariu, ta prasme, būdavo tokia visiška laisvė. Aš taip pasilgstu to. Žinok, aš irgi, bet žinai, ką aš tau pasakysiu, vat labai mano daug draugių, kurios yra dabar vienišos, jos vat nori, žinai, vat tų santykių, santokos, vaikų. Sakau, tu mėgaukės. Sakau, nes kai tu gausi tą santoką ir tos santykius ir jūs ten trinsitės ir pyksitės, sakau, tu pamatysi, pasilgsi taip to laiko, vat kai tu, žinai, gali dėl nieko nepergyvent, pati savo ten, kada nori tvarkaisi, ką nori darai. Aš, žinok, visiškai tau pritariu, nes aš, kai buvau Londone tos 1,5 metų, aš jau sakau, žinai, tai kas dabar toliau, tai kada mes čia persikrausysim ir tu toksai nebūni momente, žinai. Ne, mes nemokam tai reikia gyventi mokėti būti tame momente, esi vieniša, tarkim, gal nepavyksta dabar tau susirasti vaikiną ir gerai, susikoncentruok į save, mėgaukis. Ne, mes verkiam visą dieną. Čia taip yra, žinok, čia taip yra, bet tu labai teisingai sakai. Mes tokie žmonės esam, tiesiog visada nori to, ko neturi, žinai, o paskui jau, kai nebeturi to, vėl kito nori ir toksai. Bet tu pagyvenai su juo, labai smagiai. Tu turėjai tą labai gerą laiką, kada mėgavaisi tuo gyvenimu, kelionėm ir visa kita, nes aš irgi tą turėjau, tai, žinai, aš bent jau, žinai, kartais jam sakau, žinokit, aš nebijau jam pasakyti, sakau, aš taip pasilgstu tų santykių pradžios, žinai, kai tu pastangų daug, čia, žinai, atvažiuoji, tik tai viešbučiuose gyveni, jokio plovimo, nes aš tai neturiu ten to personalo namuose, žinai. Atvažiuoji, ten išsilgęs visas, ten iki kojų pirštų išbučiuota visa, žinai, ten shoppingai, o ko tau reikia, o ko tu nori to,
žinai, o dabar, kad kai aš kažko noriu, aš turiu dirbti to klausimu. Taip. Supranti, aš jau, žinau, gimtadienis artėja, tai aš jau, žinai, ten įsirė Tiffany, žinai, tipo, Chanel. Bet ne, aš nu, tau net juokas juokais, bet taip aš ir yra. nepasakysiu, pavyzdžiui, yra, kas liečia seksą, ne? Nu, kai tu prabūni ilgą laiką santykiuose, nu, tu vis tiek jau toks jau pripranti vienas prie kito, jau nebėra tas pats, kai tu deitinai ir, pavyzdžiui, ten kas mėnesį susitinki, tas Ne, nu excitementas, tie tai va, šiurpuliukai, Jėzau. pasilgimas, va, kaip sakai, ten nuo kojų pirštų iki galvos išbučiuos ir maniškas kartais sako, tu atsimeni, kaip būdavo fainai Londone. Sakau, na girda, sakau, nu tai davai tada aš kraustusiu į Londoną. Sakau, tu būk čia, kur atskraidyk pas mane, sakau, ir turėsim tą, žinai, vieną kartą mėnesį susitikę. Nu, tai įsivaizduoju, kiek užkaupite aistros. Jo, ir aš, žinai, turiu iš tikrųjų viena mano čia artimiausių draugių. Manau, kad kada nors susipažinsi, iš tikrųjų labai norėčiau ją pakviesti ir į podcastą, nes mano, žinok, sekėjai visada prašo, kad jinai grįžtų į mano eterį Instagramo. Jinai yra šiaip psichologė, baigusi UCLA, geras universitetas pas mus čia, psichologija. Ir jinai nuėjo į santykių, seksologiją, ten visą tą pasaulį, moters ir ta visa seksualinė, kaip čia sveikata ir visa kita, ir santykiai, ir, žinai, jie turi su vyru 3 vaikus. Ir žinai, man taip įdomu juos paklausyti, nu, nes ją pasižiūrėjus, atrodo, žinai, tu visą laiką galvoji, kad tie specialistai, žmonės, kurie daro mokymus, kaip sakant, padeda kitiems žmonėm, jie, kaip sakyt, jau irgi ten, nu, tobulai išdirbę savo, žinai, santykius. Ne, tu turi dirbti to klausimu visada. Ir jie su vyru, žinai ką, tarp kitko, įdėsiu jum irgi nuorodą, galbūt bus aktualu, yra sukūrę tokį labai fainą porai žaidimą. Ten yra kažkokios kortos, kur tu vienu žodžiu užduotis vienas kitam, bet susijęs su, žinai, pikantiškais dalykais. Okay. Ir jinai man visą laiką sako, žinai, tavo noras seksui ir tavo noras, ta prasme, tam vyrui, kaip pasakyti, kad tu būtum horny ir hot, dėl jo priklauso nuo tavęs. Tu negali tikėtis, kad jis tave ateis ir dabar padarys, kad tu jo norėtum. Aš tai galvoju, kad jis turėtų tai padaryti, ar ne? Bet jinai visą laiką sako, tu esi atsakinga už savo visą šitą dalyką ir tu turi save užvest. Žinai, ne jis tave turi. Aišku, turi būti tarp jūsų geri ten, nu, žinai, kaip pasakyti, pamatas, pagrindas, normalus, negali būti taip, nu, negali tikėtis, kad tu ten norėsi to vyro, jeigu jūs ištisai pykstatės, jisai tave nervuoja ir tu nori jį mūryti sieną, žinai. Bet iš esmės tas tie visi, žinai, kai va ten, pavyzdžiui, šiaip yra viskas gerai, bet aš tiesiog nenoriu su juo mylėtis. Tai čia jau yra tavo pareiga rūpintis savo šitą visą seksualinę sveikatą. Tai va, tai įdedu kaip tik, va, kas gali nusipirkti Amazonį, jo žaidimą čia iš vis neplanuotai, gal kažkam tikrai pravers. Tai jos pagrindinės irgi, žinai, patarimas dar tiesiog, čia tas vadinamas angliškas žodis novelty. Tai reiškia, kad tu turi išradingas būti su tuo partneriu, prisigalvoti kažkokių smagių dalykų, nes su visais partneriais būna tas pats, žinai, nu, tu praleidi daug metų kartu, viskas tau yra jau žinoma, o kas mus verčia ir užveda ir, žinai, ir sujaudina? Nežinomybė, realiai, ar ne? Kai tu nežinai, vat, ką tu pajausi, kaip čia dabar bus, kai jūs išvažiuosite, ten, žinai, trigerina tave, pavyzdžiui, žinai, nauja aplinka. Bet aš pastebiu, tarkim, man jau po tiek metų būnant kartu, kaip mes išvažiuojam kažkur ir būna kažkokia kelionė ir būna fainai, aš visai kitaip jaučiuosi. Mano, ta prasme, visa kita seksualinė energija, noras, iš karto kažkaip tas yra. Nu, Išvažiuoti iš namų reikia. Žinok, jau kai pajauti, kad jau šakės nebegali žiūrėti, reikia tempti vyrą už pakarpos ir varyti savaitgalį kažkur, kad ir, žinai, prie ežero. Ar kažką prisigalvoti, ne? Tokio fun ir kažkokio ekstremo ir įdomumo norisi. Tai, žinai, tai mes dar vaikų neturim. Tai tu pagalvok, jeigu mes vaikų turėtume. Jo, tai mane tas labiausiai ir gąsdina iš tikrųjų. Aš noriu tavęs paklausti, vat, iš tikrųjų, kadangi tavo vyras yra korėjietis ir mes žinom, kaip dabar iš tikrųjų ir
korejietiški produktai ir visokios įvairiausios grožio sveikatingumo paslaptis. Man labai įdomu, vat, ką tu iš tų tradicijų galbūt atsineši savo į savo kasdienybę, ką tu išmokai, kažką gal kažkokio netradiciško turiu pasidalinti su mūsų klausytojais, gal kažkas kažką galės pritaikyti, nes aš matau, kad tavo oda labai graži. Ir tu esi tikrai prisižiūrinti, Greta, kadangi prieisim prie šito klausimo apie tavo veiklą, bet papasakok, vat, šiek tiek galbūt turi kažkokių tais grožio ir sveikatingumo perliukų iš korejietiškos kultūros ir tradicijų. Tai daugiausia dalykų iš tikrųjų išmokau gyvendama su savo uošviene. Aš manau, nedaug kas iš mūsų norėtų su uošvienėm gyventi, bet taip gavos, kad aš neturėjau pasirinkimo. Ir mano vyras iš tikrųjų yra toksai, kad jisai žiauriai mėgsta maistą, gerą maistą, korejietišką maistą, tai buvau priversta išmokti receptus per jo mamą ir jinai nėra ta tokia labai, kaip pasakyti, soft, gentle teacher, kaip pasakyti, atsiprašau už anglicizmą, bet labai sunku. Jinai galbūt nėra ta tokia švelni, kuri, žinai, ten... Taip, neišvelniausių. Jinai turi būti taip ir ne kitaip, tu turi paimti lėkštę ir taip daryti. Gal, tai vyras, vienu žodžiu, sėdi prie stalo, karalius, yra paduodamas maistas, pavalgo, nueina, tu nuvalai. Bet pasidalinsiu vieną paslaptim, ką išmokau iš jos ir manau tai, ko mes iš tikrųjų neturim savo kultūroje, tai jie naudoja labai daug jūros dumblių. O čia yra kas? Salotas, patiekalai, kur... Nes aš esu įpratus, kad tai yra dažniausiai šaltuose patiekaluose. Ne, žinok, ta prasme, aš tikrai būsiu ir dalinsiu savo Instagrame receptais, kas liečia jūros dumbliais, tai gali būti sriubos su jautiena, tai gali būti šaltieji užkandžiai, tai gali būti salotos, visokiausiais pavidalais, bet esmė yra jūros dumbliai, nes jie iš tikrųjų turi labai daug vitaminų, mineralų, kas liečia mūsų odą, skatina kolageną. Taip. Tai aš manau, nebereikalai yra korėjiečių kultūra ir jų oda ir kosmetika tokia garsi dėl jų odos grožio, nes produktai yra produktai, taip, mes galim užsidėti ant odos. Bet esmė, tu pati irgi, žinai, yra tai, ką mes dedam į vidų. Pasidalink, prašau, bent vienu kažkokiu tais savo mėgstamiausių receptų su mūsų klausytojais iš savo receptų kolekcijos. Vat, kas tau yra pats skaniausias patiekalas ir galbūt nesudėtingai gaminamas. Paliksim receptą irgi mūsų klausytojams. Toks paprasčiausias gal ir mano mėgstamiausias tai yra jūros dumblių ir jautienos sriuba. O, kaip skaniai skamba. Labai paprasta pagaminti. Pasakok. Realiai tenais yra tik 3 ingredientai jūros dumbliai. Tik reikia išsirinkti tinkamus, aš būtinai pasidalinsiu plačiau ir kaip išsirinkti, iš kur pirkti ir panašiai. Jautiena, tokia kokią tu mėgsti, aš mėgstu lėsesnę, nesu daug riebalo. Ir bulvės gali būti. Realiai. Tai čia toks net kaip lietuviški vos ne... Nu, jisai toks labai paprastas, tu neapsunksi. Gausi vitaminų, mineralų, proteino, bet nebus daug carbs, angliavandenių, riebalų. Taip, riebalų, tai toks labai lengvas ir kasdienai, tarkim, jie iš tikrųjų tą sriubą valgo prieš patiekalą. Toks kaip starteris. Ir tai nėra kažkoks didelis bliūdas, tai yra mažesnis bliūdas. Tai toks labai paprastas ir iš tikrųjų labai naudingas mums. Geras. O ką tu galvoji apie Simos? Tarp kitko, dabar yra labai didelis, kaip čia pasakyti, hypas, užkilimas dėl būtent Simos. Aš net nežinau, kaip čia verčiasi lietuviškai šitas. Čia irgi yra jūros dumbliai, tik tais jų yra skirtingų tipų. Taip, bet tai yra jūros žolės. Jūros žolės, tai dabar čia tiesiog visas internetas lūžta, kad
reikia vieną tą ir 2 šaukštelius ryte ant tuščio skrandžio suvalgyti, nes tai padeda būtent mūsų mikrobiomai, ar ne, kad nepūstų pilvo ten ir vienu žodžiu žarnyno veiklai labai puikiai, odai labai daug iš tikrųjų privalumų yra. Ir man labai patiko toks vienas mūsų momentas mūsų draugystėje, kai žinai, tas pasijautė labai visgi tas kitoks gylis draugysčių, kaip aš visada sakau, su lietuviam, arba ten su amerikietėm, ar ir su tom pačiom rusėm, ar ne, nes rusės ir slavės, jos yra artimiausios mūsų kultūrai. Tai žodžiu, mes atsidūrėm su Greta tą pačią dieną, tą pačią valandą, tam pačiam viešbutį Vegase. Prie baseino. Man tai buvo šokas, nes aš taip man irgi. Žiūriu, paskui priejau. Bet aš tai turiu laimę, žinok, visą laiką susitikti kažką, kažkokiose netikėtose vietose. Tai buvo čia mūsų toksai labai toks, gal sakyčiau, didelis toks sustiprinimas. Likimas suveda. Jo, likimas suveda. Jo. Tu pataikyk Amerikoje tuo pačiu laiku, būtent to pačiam baseine atsidurti to pačiu. Mesgi galėjom mes net nesusirašėm, o aš tada paustinau ten, kur aš kažkur buvau, aš paustinau senus paustus dar. Nu, vien žodžiu. Havajuose. Havajų paustai darėjo ir tu net nesumastei manęs paklausti, kokie ten savaitgalio planai ar kažką, nu, žodžiu, iš vis ne apie tai buvo, žinai. Tai va, ir po to mes išsikalbėjom ten kažkaip apie organiškus produktus ar kažką, ir tavo vyras važiuoja pirkti kiaušinių iš Los Andželo. Vištų ir kiaušinių. Valandas laiko. Taip, jo, tai atsidavė žmogus, žodžiu. Aha, ir kažkaip įsikalbėjom, kad pasiūlėt jūs, kad ir man prigriepsit. Taip. Tai va, ir buvo toks labai fainas momentas, kuris va toks, žinai, labai šiltas ir kaip aš sakau, gyvenant čia to, nu, kartais labai trūksta. Tikro ryšio. Tikro ryšio, jo. Ir aš tau paskambinau pasimti kiaušinių, aš privažiavau ir Greta man įdėjo ten ir Symos savo pagaminto naminio. Ir ten dar visokių, ir kimči. Žodžiu, va čia tu pabandyk, paragauk, žinai. Ir man buvo taip fainai, kad nu, tu pagalvoji apie mane ir va čia tau kažką padaryti. Ir taip, žinai, tai nėra, aš sakau, man draugystė ir meilė draugiai, tai net nėra, žinai, kai ten būna ten kažkokie gimtadieniai, ten pompastikos, ten. Aš turėjau tokių draugių, kurios pirkdavo labai brangias dovanas, bet, žinai, jos buvo visiškai, ten viduje nebuvo nieko tikro, žinai. Taip. Man draugystė yra ne apie tai. Man draugystė yra apie tai, apie tokius mažus dalykus. Tai yra mano, gal nežinau, tai, ko aš tikiuosi iš draugystės, kad man draugė turi būti tas žmogus, su kuriuo aš galiu pasikalbėti. Aš žinau, kad viską, ką mes pakalbam, lieka tarp uždarytų durų, kad aš tau galiu paskambinti, kai man skauda, kai man sunku, kai aš noriu pasitarti, kai man reikia, kad manęs kažkas išklausytų. Tai yra man draugystė. Ir kai, žinai, kai tu valgai vitaminus ir galvoji, nu va, ir jai reikia, žinai. Taip, tai va, tai labai buvo iš tikrųjų fainai. Tai tu pastebi, valgant, va, tarkim, Symos, tikrai, va, nuoširdžiai, tu jauti skirtumą ar ne? Aš tą pasakysiu taip, kad tu turi būti consistent, kaip yra tas... Tu turi pastoviai tai daryti. Pastoviai tu turi kiekvieną dieną tai valgyti, čia tas pats kaip ir yra su red light therapy. Taip. Taip, kur yra tos raudonųjų lempų terapija. Taip, jeigu tu ten vieną antrą kartą per savaitę užsidėsi, tai tu ir nematysi tų rezultatų. Tai taip pat yra ir su natūraliais vitaminais, tu turi tiesiog pastoviai tai naudoti, taip. Taip. Jeigu tu proteiną vieną kartą savaitę suvalgysi, tau raumenis neužaugs, ar jeigu į salę nueisi. Nu, čia yra visiškai tas pats. Darbas dėl savęs. Ne tik, aš nepavadinčiau, kad tai yra darbas, bet tai yra tiesiog, tu turi susikurti tam tikrą rutiną, tai turi būti tavo gyvenimo rutina. Taip kaip tu kavą geri, ar vandenį geri kiekvieną rytą, taip pat ir tos 2 šaukštelius įmasi ir į šeiką, ar į kažkokį kokteilį susidedi, ar į salotas, ar galima ir į sriubą dėti. Tai šito receptu irgi pasidalinsiu iš tikrųjų savo Instagram'e, nes jis yra labai paprastas ir... Kaip manai, įmanoma Lietuvoje pasigaminti Symos? Nu, čia jau reikėtų turbūt surasti tiekėjus, kurie tiekia dumblius, būtent tuos specifinius, nes kaip ir sakiau, tų dumblių žolių yra visokiausių. Tai yra būtent tam tikras tipas. Aš pati iš eBay'aus perku. Jis yra, man atrodo, iš Jamaika siunčiamas. Tai aš manau, kad iš eBay'aus
šiais laikais gali ir Ir į Lietuvą. Ir jo, man atrodo. Daug ten, žinok, visokių dalykų jau ir Lietuvoje veža visokios ten butikinės parduotuvės, sveikuolių parduotuvės, nes irgi čia kartais pasidalinu kokiais nors papildais ir atrodo, kad Lietuva neturi, o pasirodo ten prekiauja. Gal šiek tiek brangiau, bet Tai tikrai... apie ką mes kalbam, Neringa? Jau dabar yra net korietiški restoranai Vilniui. Net ir korietiškų ingredientų tu gali rasti. Taip, yra Korean barbecue. O, geras. Taip. Man neteko nueiti, nes aš kai Lietuvą važiuoju, aš tik tai suvalgau lietuviškus. Cepelinus, kugelį, šašlykus, bet būtų labai įdomu iš tikrųjų nueiti, pabandyti. Aš sakiau savo vyrus, kol kitą kartą, kai važiuosim, būtinai nueisim, nes man įdomu, ką jisai, Čia tas pats kaip cepelinus ragauti kokioje Korejoje, ne? Taip. Tai... O tavo vyrui patiko Lietuva? Jo, jam patinka. Jam tik tais biškutį su maistu, jisai toks biškutį išrankesnis yra, bet ir oras. Gal, bet šiaip jisai su mielo norus. Mes esam buvo gal kokius 3-4 kartus tikrai. Nes dažnai būna užsieniečiam iš tikrųjų atvažiavus į Lietuvą būna šokas, kaip yra viskas švaru, iščiusti tą tiesiog, labai labai geras įspūdis būna. Ir aišku, kad taip žalia, nes, pavyzdžiui, pas mus čia yra tikrai gana mažai žalumos. Tai va ir tie, pavyzdžiui, žmonės, kurie ten kokiam New York'e, Čikagoje gyvena, nežinau, tose labai, žinai, urbanistiniuose miestuose, kur daug betono, tai jam atvažiavus į Lietuvą net oras yra grinesnis. Bet aš žinau, kad tas gyvenimas su uošviene turi dvi pusės. Išmokai tradicijų, ta prasme, kažką tikrai yra visada įdomu išmokti. Aš tikriausiai irgi išmokčiau, jeigu būčiau su vyro mama, nes jinai yra iš Filipino. Tai man, žinai, irgi būtų labai įdomu, nes aš žinau, kad ji ten gamina įvairiausius skaniausius dalykus, žinai, autentiškus. Tai va, vyras net galvoja kažkada maisto vagonėlėje atidaryti, nes sakė, jau labai jau ten viskas skanu, tai nekantrauju. Bet kokia buvo tavo patirtis iš tikrųjų gyventi su uošviene, nes čia, žinai, yra iš tikrųjų iššūkis. Iš pirmo buvo viskas labai gerai. Aš manau, bet tave priėmė? Mane priėmė, bet aš manau, kad tai buvo daug daugiau iš pačio mandagumo. Nes jie šeimoje vienas kitą labai gerbė vienas kito pasirinkimus. Tai nekvestionavo jo, kad, žinai, kodėl lietuvė? Iš pirmo tai ne, bet aš manau pagrindinis minusas buvo mūsų santykios ir visoje situacijoje mūsų amžiaus skirtumas. Tu jautei, kad nežiūri tave rimtai? Aš su laiku pradėjau tai jausti. Tiesiog pradėjo išlindinėti tokie, labai vadovauti, taip griežtai pradėjo, nes aš tokia, kaip pasakyti, buvau prisitaikanti, norėjau, kad mane pamiltų, kad mane pamėgtų, nes vis tiek nauja šalis. Realiai tik atsikraustei. Taip, tai iš pirmo, bet aš paskui pamačiau, kad man pradėjo ant galvos lipti. Tiesioginė to žodžio prasme ir tada... Ir kaip atstovėjai save? Tiesiog šnekėdavau su vyru. Sakydavau viską, kad vatinai ten taip, ar ten kažką taip padarė ir buvo ta tokia įtampa gan kokį pusę metų, aš noriu pasakyti, bet vieną dieną toks įvykis įvyko, kur aš pasakiau saviškai, kad sakau, arba aš išsikraustau, arba jinai išsikraustau. Nežinai, jau gyventi tokiam amžiui su tėvais, čia yra iš vis, aš kaip sakau, aš kad ir kaip myliu savo tėvus, tarp kitko man tikrai, kiek dabar tėvai buvo Los Andžele, tikrai nebuvo visai sunku, gal yra tiesiog vietos per mažai, norėtųsi kiekvienam daugiau savo erdvės turėti, bet buvo geriau negu tikėjausi, gal aš buvau tiesiog pasirengus pačiam blogiausiam, nežinai, su mama tai viskas tvarkoja, aš galiu ten, mano mama labai labai lanksti, labai prisitaikanti, ten iš vis jokių problemų, su tėčiais visada yra labiau, žinai, kad jiems ten, kaip vyrai, žinai, tai miegot, tai valgyt, tai sisiot, tai ten vėl, tai pilvas skauda, tai pavargau, žinai, tai jau ką mes veikiam, žinai, tai tas toksai, žinai, visą laiką su jais yra, tai tik tai tas momentas. Bet matai, pas mane biškutė dar kita situacija dėl to, kad jinai yra daug vyresnė, jinai beveik mano močiutės amžiaus. Taip, tai koks yra tarp jūsų su vyru skirtumas amžiaus? Nežinau, ar noriu atskleisti. Bijai pasmerkimo? Ne, kodėl? Bijau... Kad mes jau, žinok, per senos gazint, kai 20 ir kai ten, pavyzdžiui,
žiauriai vyresnis vyras, tai ten būna, o Dieve tu mano. O kažkaip, kai tau ten, aš nežinau bent jau ar tu taip jautiesi ar ne, bet man jau yra 35 ir aš, žinok, jaučiuosi, kad aš galiu sau leisti kalbėti visom temom, nuo sekso iki ten gyvenimo kartu. Aš jau esu, jaučiuosi patyrus pakankamai ir suaugus ir savim pasitikinti, pasakyti, kad taip, aš pasirinkau 20 metų vyresnį vyrą ir so what. Taip? Na, matai, kaip yra, aš sakau, kad tas skaičius vis tiek jisai yra tik skaičius, tas amžius, bet... Labai priklauso, kaip vyras atrodo ir kaip jis žiūri. Labai priklauso nuo to, kaip jis atrodo, kaip jis elgiasi, kaip tu atrodai, bet man kažkaip anksčiau buvo gal pačioje pradžiai tokia galvodavai, ką čia pagalvo žmonės, stebi gal jų akis, ypač kai į Lietuvą atvažiuodavom. Man būdavo didžiausias stresas, nes ne tik, kad ir amžiaus skirtumas, bet dar ir azijietis. Nu, tai tikrai gali matyti, kad žmonės žiūri. Pavyzdžiui, kaip Los Andžele ar kažkur kitose užsienio šalyse, man iš viso, ta prasme, 100 metų, niekam net neįdomu čia, nes čia kaip ir normalus dalykas turėti daug vyresnį vyrą arba daug vyresnę moterį netgi. Tai būna ir atvirkščiai. Taip, čia mes turime, pažiūrėk, Kris Jenner su Corey, ten man atrodo 30 ar plus, kiek ten metų skirtumas. Taip. Čia tiesiog... Bet su laiku, žinok, aš dabar pagalvoju, man iš viso dabar. Man yra taip gerai, žinok, man taip patinka tas amžiaus skirtumas. Aš, žinok, net nemoku tą pasakyti. Aš nežinau, aš tai matau kaip didžiausią minusą. Aiškus, gal, žinai, daug kas galėtų pasakyti, o tai kaip tenais, pavyzdžiui, lovai kokiai, ne? Va, daug aš tai gal, žinok, sakyčiau, net ne dėl šitų dalykų, o dėl sveikatos. Nes vis tiek, žinai, jeigu ten, tarkim, 20 ir daugiau metų skirtumas, ateis ta diena, kada, nu, prasidės kažkokie ten negalavimai. Taip. Ten, žinai, pavyzdžiui... Bet tie negalavimai gali ateiti, kai jaunasis. Tai taip, dabar vėžiu serga ir 30 metų. Tai vat būtent, taip. Aš kažkaip nesusikoncentruoju, kas bus, o tai kaip aš būsiu, kai jam ten bus 70, o man ten tiek bus. Kai ateis tas laikas, aš tada ir galvosiu apie tai. Kol kas man yra gerai, mes esam susituokę 6 metus, aš esu laiminga, mano yra ilgiausi santykiai. Tai kiek jūs metų iš viso esat kartu? 8 metai. 8 metai. Supratau. Nu tai jo, pas mus labai iš tikrųjų panašiai viskas. Labai. Jo. Aš noriu tavęs paklausti tokio tikrai labai gana svarbus dalyko, kaip iš tikrųjų susikurti identitetą naujoje šalyje ir pradėti viską nuo nulio. Tai noriu pasakyti mūsų klausytojams, kad Greta dirba grožio srityje. Kaip tu apskritai sugalvojai, kad grožio sritis bus tavo veikla? Ką tu veikiai iki to ir kaip nusprendėjai, kad tu nori kažkokios veiklos? Mane grožio sritis visada kažkaip traukia nuo ankstaus amžiaus, aš norėjau visada būti kirpėja. Bet mama mane leido iš tikrųjų studijuoti kirpėją, sako, tu turi eiti normalų universitetą, kai baigsi, tada daryk, ką nori. Bet taip gyvenimas susiklostė, kad aš išvažiavau į Londoną ir aš Londone dirbau kaip renginių organizatorė. Pradėjau nuo padavėjų ir mane paaukštino į renginių organizaciją ir persikraušus į LA iš tikrųjų man nereikėjo iš viso dirbti, nes mane vyras išlaikė, plus COVIDas buvo, bet kažkaip su laiku aš tiesiog pradėjau galvoti, kad vat kažko trūksta, nes vis tiek prisižiūri ir socialiniuose tinkluose, kaip tenais ir vaikus gimdo, ir verslą kuria, ir tą, ir aną, ir tu toks pradedi jaustis, kaip ir tau patogu gyventi, kai vyras išlaiko, bet pradedi jaustis toks kaip ir nevykėlė. O tai ką aš čia dabar tiesiog namie sėdžiu, valgy darau ten į procedūras. Koks tavo tikslas, ar ne? Jo, koks tikslas. Ir išvažiavau į Lietuvą pasidaryti lūpų permanentą. Ir mano brangi meistrė Paulina iš Kauno sako, Greta, o davai tu pradėk, sako, permanentą daryti Los Andžele, nes Amerikoje nėra labai daug gerų meistrių. Ir sakau, nu gal, nes iš tikrųjų aš ir tapau, man patinka tapyti. Ir toks kruopštus darbas, tai aš pagalvojau, why not, pabandysiu. Ir grįžau į Los Andželą, įkalbėjau vyrą, nes mano vyras iš tikrųjų buvo labai prieš tai, nes jisai nenorėjo, kad aš apskritai dirbčiau, ne dėl to, kad dirbčiau, bet vis tiek tai liečia adatos, atvira oda, kraujas, nu,
Rizikų čia yra daug. Taip, daug Amerikoje rizikų. taip. Taip. Čia yra, gan rimtas dalykas, bet aš jį kalbėjau ir grįžau į Lietuvą, į Kauną praeiti kursus. Praėjau kursus, tada grįžau Los Andželę, praėjau kursus su korėjietė mokytoja ir pradėjau savo permanento kelią. Ir nuo ko tu pradėjai? Susiradai vietą darbo? Kokia buvo pradžia? Aš noriu, kad tu papasakotum, kaip moterim užsikabinti. Kartais, žinai, būna, kad jos ieško, nežino nuo ko pradėti, yra daug labai baimės, o kas bus, jeigu nepasiseks, kaip čia į mane žiūrės. Ar vyras, žinai, sakys, matai, tau čia nesigavo, toliau sėdėk namuose ir kep kotletus. Jo, matai, visų pirma, tai Amerikoje gan viskas yra griežta. Tai aš visų pirma susižiūrėjau visus reikalavimus, popierius, nes man atrodo, kad Lietuvoje nėra taip griežtas su permanentu lygi, bet čia reikia ir kursus praeiti, kurios turi kiekvienais metais atnaujinti, testus daryti. Tai aš tiesiog susižiūrėjau visus reikalavimus, tada susižiūrėjau mokytojus, iš kuriuo aš norėčiau mokintis, realiai palei jų darbus, palei jų experience, patirtį. Ir viskas, ir praėjau kursus, susitvarkiau popierius ir susiradau darbo vietą. Darbo vieta irgi turi tam tikrus reikalavimus, ten ateina inspektoriai patikrinti. Ir kai gauni visus reikiamus dokumentus, tada jau pradedi ieškoti kliento. Čia jau ir yra pati linksmiausia dalis ir, kaip pasakau, sunkiausia, nes iš tikrųjų turėjau tada kurti socialinius tinklus ar per tam tikrus puslapius ieškoti ir kai neturi patirties, pritraukti kažką pas tave ateiti yra tikrai nelengva. Tai mano pirmieji klientai buvo iš šeimos narių, pažįstami, iš tokio artimiausio rato. Ir paskui ėjo viskas iš lūpų į lūpas, ar tu darysi kažkokią reklamą? Pagrinde, sakyčiau, gal Instagramas. Pas mumis dar yra toksai kaip gruponas. Nežinau, man atrodo, Lietuvoje ar yra toks kaip konceptas. Ar žinai, kas yra gruponas? Gruponas tenais, kaip žmonės, tarkim, įmeta reklamas, pavyzdžiui, jeigu tu esi esthetician, ar kokius masažus darai ir tu suteiki žmonėm nuolaidą ir jie nusiperka tą voucherį, kaip sakant. Supratau, jie nusiperka nuolaidą, tas servisas su nuolaida. Taip, tai yra tiesiog platforma, kurioje tu gali rasti bet kokias paslaugas su gera nuolaida. Supratau. Galima iš permanento išgyventi Amerikoje? Kokios yra kainos maždaug lūpų ir antakių ten pravedimas, ką tu pagrindinį darai, nes tikriausiai, kaip ir visos meistrės, turi mėgstamiausią savo arkliuką, tai tikriausiai lūpos, ar ne pas tave yra? Pas mane yra lūpos, aš neplanavau, nes lūpos iš tikrųjų yra daug sunkiau negu antakius daryti. Aš darau antakius ir lūpas, bet man taip kažkaip gyvenime susiklostė su klientėm, kad visos atėjo dėl lūpų, tai aš neturėjau pasirinkimo, nes lūpas labai daug kraujuoja, jos sutinsta greitai, o antakiai gan yra paprasta, bet kadangi aš daug klienčių turėjau, tai aš turėjau daug praktikos. Tai kokia kaina yra pasidaryti permanentą Amerikoje? Svyruoja nuo iki. Svyruoja, aš pasakyčiau, gal nuo kokių 350 jau čia taip minimum ir gali kaina eiti iki pusantro tūkstančio. Žinau, kai kurios ten jau super meistras Los Andželė ir 2,5 ima. Oho. Taip. Geras. Tai pinigai tikrai nemaži. Aš tarp kitko irgi turiu vieną draugę, aš tau apie ją esu pasakojus. Jinai irgi su vyru, kartu jie su vyru daro permanentą, tokia, žinai, power couple. Jų įdomi iš tikrųjų istorija, kaip jie laimėjo žalią kortą. Jie gyveno Graikijoje, jis yra graikas, jinai yra iš Baltarusijos ir jinai buvo blakstienų meistrė, dėjo blakstienas Graikijoje, paskui perėjo į permanentą. Ir kai laimėjo žalią kortą, jie pradėjo iš tikrųjų, jie buvo vieni pirmieji, kurie pradėjo microblading, vadinasi ta technika, ar ne? Tai čia plaukelinė technika, dar tada tais laikais. Peiliuku. Taip, bet čia buvo labai daug metų atgal ir jie vieni pirmųjų pradėjo tai daryti. Ir netgi iki šiandien aš galiu tau pasakyti, kad labai daug draugų aplinkoje turiu, kurios net nežino tikriausiai, kas yra permanentas ir nelabai yra, čia yra tokia vis tiek dar kažkodėl niša tai yra labai populiaru. Lietuvoje pas mumis jau niekas to nebedaro. Nebedaro Lietuvoje? Microblading? Microblading tai niekas nebedaro. Taip. O Amerikoje kažkaip dar daug kas jį ir vadina microblading.
Dar man atrodo kažkaip Amerikos va tas grožis biškutį yra atsilikęs, noriu pasakyti, nuo Lietuvos, žinai. Mes turim kitokio grožio supratimą ir sutinku su tuo. Ir aš pasakysiu, tarkim, pavyzdžiui, netgi priežiūra ir namų ritualai ir žinai, ten, pavyzdžiui, vizitai pas kosmetologę, Lietuvoje antiek yra populiaru visos tos procedūros, tai yra tokia norma, kaip pasakyti, netgi visiškai su grožiu arba ten su šou pasauliu neturinčiai moteriai nieko bendro darytis tas procedūras, nes čia, pavyzdžiui, tikrai galiu pasakyti, kad labai daug moterų, didžioji dauguma, va ten tarkim, pavyzdžiui, mano kosmetologės klienčių labai daug yra rusių, aišku, ten kažkiek lietuvių, amerikietės, jos nėra linkę, va, pavyzdžiui, ateiti kas mėnesį, ateina tik tai, va, iš mūsų krašto tos, kurios tikrai turi labai stiprų tą supratimą, kad vat, rūpinti, žinai, gal dėl to, kad pas mus tai yra labiau prieinama visiems, nes čia kainos yra didelės ir jeigu tu ten, tarkim, pavyzdžiui, nesi, žinai, žvaigždė kažkokia, ten nesitelkia, nedirbi to darbo, yra ta kultūra tipo, o kam? Kam tau čia dabar čia kažką darytis, taigi aš dar jauna, čia viskas normaliai ir matau, kad nėra tos kultūros, kad labai prisižiūrėti. Kokie yra pagrindiniai tavo grožio, kaip tu vis tiek esi grožio specialistė, patarimai ar ritualai, ką tu pati darai? Žinau, kad eini į raudonų lempų terapijas, eini į pirtį, ar ne? Valgai simos. Kas dar yra tokio, ką tu vat mėgsti daryti? Tai mano toks gal paprastas ir kasdieninis ritualas, pirmas dalykas, ką darau, aiškus išspausdantis, tai yra geriu šiltą vandenį su citrina. Ir tau nedirgina? Ne, man yra pats geriausias, tiesiog, čia aš esu perimus iš mamos, nes mano mama labai apie sveikatą domisi, tai jinai man tą kaip ir įvedė tokį kaip kiekvienos dienos ritualą. Tai yra šiltas vanduo su citrina, sportas žinoma, tai dažniausiai stengiuosi iš karto po to į sportą, nes, kaip sakoma, 1 valandą tik atsikėlus yra geriausia sportuoti, kad išjudinti visą kūną ir panašiai. Ir tiesiog prisižiūrėti mitybą, stengtis judėti daug, stengiuosi per daug tenais kažkokių super duper daug priemonių aš tikrai ten veidui nenaudoju, stengiuosi susikoncentruoti į tai, ko šiuo metu man reikia, ar tai yra žiemos sezonas, ar tai vasaros sezonas, bet pagrinde aš gal sakyčiau, tai yra maistas tiesiog. Maistas ir sauna tikrai padeda tos visus toksinus išvalyti, red light terapija irgi tikrai prisideda, tai aš manau, tokių nėra kažko tokio drastiško, bet biškutį visko po truputį. Ką jūs su vyru kartu darot? Galbūt yra kažkokie tais dalykai, ką jūs kartu iš sveikatos ar, nežinau, prisižiūrėjimo ritualų turit bendrų? Tai sauna ir red light terapija yra mūsų ritualas. 3 kartus per savaitę. Vakarais mes einam 2 valandas praleidžiam ten kaip Dieve mūsų, kaip į bažnyčią. Taip, kaip į bažnyčią. Taip. Tai, o apart to, tai tiesiog stengiamės daug vaikščioti, važiuojam prie vandenyno vaikščioti. Tiesiog palaikyti tą ir psichologinę būseną, nes tai irgi daug atsiduoda, nes jeigu tu emociškai nesijauti gerai, tai tu ir vizualiai neatrodysi švytinti. Bet sunku yra iš tikrųjų pradėti gyvenimą nuo nulio. Ta prasme, žinai, kaip kartais žmonės idealizuoja ir vat galvoja, kad tu sutikai stiprų partnerį, persikėlė, gyveni, žinai, gražiai, esi Los Andžele, ko tau dar trūksta, tu ką, nelaiminga, ar žinai, bet iš tikrųjų, kai pasigilini į, tarkim, pavyzdžiui, tavo istoriją, tu atsikrausiai pirmiausiai gyvenai Newporte, ar ne? Orange County vadinasi, net nežinau, kaip čia išversti lietuviškai, bet tai yra už Los Andželo, tai yra kitas, kaip nesteitas, bet kaip čia pasakyti, nesteitas kitas. Rajonas. Regionas, aš net nežinau. Rajonas. Kai būna Klaipėdos rajonas, Vilniaus rajonas, tai jis daugiau apima ne tik Vilnių, bet ir dar aplinkinius, ten tarkim, miestelius. Tai va, tai čia skaityk 1,5 valandos nuo Los Andželo, ar ne? Ten pragyvenai, pradėjai verslą,
pradėjai dirbti su permanentais, susikūrei savo vardą, susikūrei savo klientės ir persikraustei vėl į Los Andželą, ar ne? Esi beveik mano kaimynė ir vėl viskas nuo nulio, vėl nauja darbo vieta, vėl naujos klientės. Kaip tu tvarkaisi su tais pasikeitimais, kaip tu viduje jautiesi? Tau yra sunku, kas tau padeda ten, tarkim, kaip pasakyt, išlikti stipriai ir, žinai, stipriai vėl iš naujo statyti, daryti ir nepamesti savęs, nes, žinai, kartais labai yra lengva gyventi vyro šešėlį. Ir labai lengva pasimesti ten, toj komforto zonoj ir užmigti ir tiesiog ir net save prarasti. Aš žinau, kas tai yra, nes ir man tai buvo, man irgi reikėjo pradėti viską nuo pradžių, bet gal tu pasidalinsi kažkokiais tipsais, kas tau padeda tą balansą išlaikyti. Aš nemanau, kad yra kažkas tokio stebuklingo, bet tikrai padeda draugių pokalbiai. Mes esam ne kartą irgi kalbėjusios, esu skundžiusis ir tu man esi pasipasakojus ir tau. Čia toks gyvenimas yra tiesiog. Aš manau, kad svarbiausia yra nenuleisti rankų. Nes daug kartų buvo tikrai taip, kai atrodo, kad viskas, mesiu, nieko nebenoriu daryti, bet tiesiog reikia pralaukti tas porą dienų, praeina tau tas zajobas, galvoj, kaip sakant, ir vėl įsispiri į šikną, eini, darai, tiesiog tavo pasirinkimai, kom tu nori būti. Visaip yra gerai, mes ir neprivalom nieko daryti. Tai nereiškia, kad tu būsi prastesnis žmogus, ar kažkoks negeras, ar nevertas, ar dar kažkoks, nes iš tikrųjų šiais laikais mes esam labai įpareigoti tiek daug visko daryti. Ir aš asmeniškai nesu toks žmogus, kur labai super duper veikli. Man patinka ir namie pasėdėti, man patinka, atsikeli ramiai, nueini pasportuoti, padarai valgyti, patvarkai kažką ten, ką reikia namuose. Man patinka toks slow life, bet kad kiekvieną dieną, taip metus iš metų gyventi, irgi atsibos. Tai tas tiesiog išlaikyti tą balansą, aš manau, svarbiausia yra nepersistengti, nes aš irgi kartais savo nusistatau tokius, kad kiekvieną rytą eisiu dabar į salę, 5 kartus per savaitę, ne? Ir tu ten save pušini, virti, o pavyzdžiui vakar, tikrai aš jau nespėjau nieko ten padaryti ir galvoju, Greta, nusiramink, nenueik tu į tą salę, kas atsitiks tau dabar, kad tu vieną dieną nenueisi. Nuskirk darbui, atsipalaiduok. Nes tas bėgimas toksai kartais irgi mumis gali išvesti iš proto. Tai leisti savo pailsėti, nepersispausti ir duoti kartais ir gal tą dieną pagulėti prie Netflixo ir nieko neveikti. Man tai, pavyzdžiui, padeda, toks recharges gaunas, persikrauni, nes iš tikrųjų kartais ir tas gyvenimas Los Andžele, jisai toksai greitas yra, ne? Jeigu kažkur nuvažiuoti, tai ten lėki, lakstai darai. Tai tiesiog, aš manau, kad yra tiesiog svarbiausia priminti savo, kad nepersistengti ir duoti savo pailsėti ir nebūtina visada būti ten number one, pačiai geriausiai, pačiai veikliausiai, pačiai gražiausiai ir visokiausiai. Tiesiog išmokti gyventi momente, išmokti, kaip pasakyti, džiaugtis tuo, ką turi. Ir aš labai sutinku su tuo, kad mes patiriam tiek daug spaudimo. Iš tikrųjų, aš ir pati nuolat tą spaudimą jaučiu, kaip žmogus, kuris labai daug metų prabuvęs eterį, vienokiam eterį. Aš esu toj labai įdomioj, aš gimiau tais įdomiais laikais, kada aš patyriau tą seną pasaulį, tą naują pasaulį ir dabar mes einam iš viso į kažkokią tai tokią transformaciją su dirbtiniu intelektu ir taip toliau, kada mes jau tuoj patys nesuprasim, žinai, kas tiesa, kas netiesa, kas tikra, kas netikra. Tai tikrai yra tiek daug spaudimo ir kartais ir pati savo pasakau, kad irgi nusiramink. Tu konkuruoji pati su savimi ir čia nėra, ta prasme, lenktynė su kitais, nes kiekvieno žmogaus ir etapai gyvenime skiriasi. Pavyzdžiui, pas mane buvo labai ilgą laiką ten vienoks etapas, paskui pasikeitė ir aš kartais ir su mama pašneku, sako, kaip aš norėčiau bent kokius metus nedirbti. Tiesiog nedirbti ir atsipalaiduoti. Ir čia, bet žinai, dabar tarp tų visų karjeriščių ir nesuprask manęs klaidingai, aš irgi labai mėgstu pinigus savo uždirbti ir juos leisti. Ir sau leisti, ir ten, žinai, turėti savo identitetą, ir būti stipri ir nepriklausoma, bet kartu ir priklausoma, ir visokie mėgstu pabūti.
Bet iš tikrųjų tai ant kiek yra, žinai, svarbu neišprotėt dėl visko, nes mes gyvenam tarp tokių karjeriščių ir tu pastoviai, kad ir ką tu bedarysi, tu visą laiką jausies mažas. Tai vat, ir labai tu teisingai pasakai, kad ir tau paantrinsiu, kad yra labai svarbu iš tikrųjų, nu tiesiog, vat, ir tam to momentu pasimėgauti ir neperspausti savęs. O ypač tokiam Los Andžele, tai čia iš vis, žinai, vien žvaigždės, vien kažkokie tais pasiekimai, billboardai, reklamos, žinai, visi ten kažką daro, tu visą laiką jautiesi, kad atsilieki nuo pasaulio. Taip. Tai kas ir liečia vaikus gimęs, ne kartą esam diskutavusios tą temą, nes matai, visi gimdo aplinkui. O tu pati negimdai. gal kaip ir nežinai, ar nori ar nenori, bet kaip ir reikia, nes visi gimdo. Tai irgi toks, irgi spaudimas, nu, iš visų pusių. Jo. Ar tu jauti, kad tau Los Andželas jau yra namai? Jo, visiškai. Visiškai. Jau tu esi čia, skaityk, įleidus šaknis, jau tikriausiai ir... Bet aš nesau, kad aš neturėsiu kitų namų. Nes aš labai greit prisitaikau. Man ir Londonas buvo namai, nes aš beveik 7 metus tenais pragyvenau. Taip pat ir čia yra namai. Ar yra kažkoks dalykas, vat, tas, žinai, kaip sako, amerikietiški kažkokie dalykai, kurie niekaip tau neprilimpa iki po šiai dienai, vis tiek jau pragyvenus tiek metų Amerikoje. Ar yra kažkas, kas, va, pavyzdžiui, nu tau visiškai yra svetima? Matai, iš tikrųjų nežinau, gal kas visiškai svetima, tai aš gal stengiuosi atsiriboti nuo to, neapsupti savęs tuom, ar tai būtų kažkokie kultūriniai dalykai, ar dar kažkas, bet, nu, gal aš labiausiai dar negaliu priprasti prie maisto kokybės produktų, gal pasakyčiau, kad tu turi būti labai labai atsargus į tos ingredientus visada žiūrėti. Nu, šitą mūsų Amerika išmokė. Taip, šitą mūsų Amerika išmokė. Aš irgi niekada nežinau iš vis nei kas ant tų pakuočių parašyta, nei aš ten gilinausi. Taip. Bet žinokit, Lietuvoje dabar žmonės tikrai labai iš tikrųjų žiūri ir skaito tas etiketės ir esam priversti mokytis nuolat, nes tiek visokių ingredientų naujų atsiranda dirbtinių, kad žiūrėk, valgėm vieną, sužinojom po to, kad jau negerai. Tai vat, tai tas jo sutinku. Nu ką, labai ačiū iš tikrųjų tau už pokalbį. Labai ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad Ar labai jau baisu buvo? Nu, pradžiai buvo, jo. Nu, iš tikrųjų visada, žinai, tas eteris, kameros, jos šiek tiek gali sujaudinti, nes atrodo, kas čia yra atsisėsti ir pakalbėti, ar ne, bet iš karto jau pradeda čia angliškas žodis, čia lietuviškas žodis, kaip čia ką čia man pasakyti. Jo, ir iš tikrųjų atsiprašau iš karto už visus angliškus žodžius, nes iš tikrųjų, kai namie angliškai šneki, darbe angliškai šneki, tai kartais tos smegenys tiesiog nepersijungia, nu, tu pamiršti, kaip išsireikšti. Ir nieko, išversti. Čia nėra tas, kad čia bandau pasirodyti ar kažką, bet iš tikrųjų norėjau labai tave pagirti, Neringa, nes labai didžiuojuosi tavim kaip moteris, kaip lietuviai, kiek tu eini per tą gyvenimą ir kaip tu nenuleidi rankų ir esu labai labai laiminga ir excited pamatyti tolimesnius tavo podcast'o epizodus ir manau, kad mes visi labai mėgausimės, nes turi ką papasakoti, turi daug žinių, esi be galo veikli moteris, graži ir stilinga. Tai manau, kad mūsų laukia labai labai daug įdomių epizodų. Ačiū tau labai, kad atėjai šiandien ir ačiū visiems, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame epizode. Ciao. Ciao.